Na tai gerą dieną jaunimas, ferverkai, šampanas. Pagaliau sulaukėm istorinio įvykio, kai bitkoinas pasiekė $100 000. Ilgai lauktas etapas įveiktas. Jaučiuosi, kad savo kryžių jau nunešiau. Tai ačiū visiems, kas buvot kartu šitoj kelioniai, kad klausėt ir kad laikinot arba heitinot. Ir dar ačiū tiems keliems tautiečiams, kurie parašė privačiai, kad laidelės ne tik padėjo išgyventi ilgąją kripto žiemą, bet ir paskatino stabiliai daryti DCA. Na, šiandieninė laidelė bus skirta tik bitkoino reikalams ir daugiau pasikapstysim istorijai. Tai 3-4, važiuojam. Naktį, kol visi mėgojom, bitcoin pramušė ir pagaliau atskrido į 6-ženklę sumą. Kripto Twitteris ir Redditas švenčia ir memų ta tematika tikrai šiandien netrūksta. Bitcoin taip pat pasiekė ir 2 trilijonų market capą. Fantastiški skaičiai. Jungiamės iškart į istorijos archyvus ir pradedam nuo seniausio straipsnio dar iš 1921 metų. Dar tadaise amerikiečių pramoninkas ir Ford Motor Company įkūrėjas Henry Fordas pasiūlė energijos valiutą, kuri galėtų tapti naujos pinigų sistemos pagrindu. Jis sakė, pagal energijos valiutos sistemą standartas būtų tam tikras energijos kiekis sunaudotas per 1 valandą, kuris būtų lygus $1. Tiesiog reikia mąstyti ir skaičiuoti kitaip, nei mums nustatė tarptautinė bankų grupė, prie kurios taip pripratome, kad manome, jog kito standarto nėra. Dar Henris pridėjo, kad esminė aukso blogybė susijusi su karu yra ta, kad jį galima kontroliuoti. Nutraukite kontrolę ir sustabdysite karą. Stiprus Fordo pareiškimai prieš 100-metį. Dabar jo pamąstymuose galim rasti panašumų ir su Bitcoin. Toliau kelios BTC laidotuvės. 2018 metų straipsnis pavadinimu Bitcoin yra arti to, kad taptų bevertis. Autoris juokiasi iš Moon Boys ir mini, kad moneta jau nukrito 80% ir bekainuoja $6,000. Kitas, gerokai naujesnis straipsnis iš 2023 metų gegužės mėnesio skelbia, kad Bitcoin yra burbulas, kuris neturi vertės ir yra siaubingai pervertintas, sako ekonomistas Steve'as Henkas. Steve'as dabar dirba universitete ekonomikos profesorium ir yra buvęs prezidento Ronaldo Reigano patarėjas ekonomikos klausimais. Didžioji dalis jaunimo net negirdėjo apie tokį prezidentą. Tai linkėjimai ir boomeriui Steve'ui. Jungiamės Twitterį ir čia Salvadoro prezidentas dalinasi nuotrauką su šalies Bitcoin portfelio pliusais. Profitas pakilo iki $330 milijonų. Pasirodo, tai buvo geras sprendimas pritaikyti Bitcoin strategiją. Turėjo ir mūsų lietuvėlė šansą turėti savo monetų. 2020 metais valdžia konfiskavo nemažą kiekį kriptovaliutų. 336 bitkoinai, 360 eterių ir 12 000 Monero monetų. Viskas buvo parduota už $6,4 milijono. Tuo metu bitcoin kainavo apie $16–17 tūkstančių. Šiai dienai vien BTC būtų verti virš $33 milijonų. O kriptovaliutos į VMI kompiuterį buvo perkeltos už $2,850. Nieko nekomentuosiu. Toliau Bitcoin marketingo komanda. Sailoro pristatyti jau nereikia, perka kaip išprotėjęs. New Yorko meras primena, kad žmonės iš jo juokėsi, kai jis sutiko pirmas 3 mero algas gauti BTC ir klausė, kam juokinga dabar? O Fed pirmininkas Jeromas Powellas paskutiniam interviu apie Bitcoin sakė, tai kaip auksas, tik virtualus, skaitmeninis, tai nėra dolerio konkurentas. Iš tikrųjų tai aukso konkurentas. Tuo tarpu Putinas klausia, kas gali uždrausti Bitcoin ir pats atsako, kad niekas. Šitoj vietoj vėl galim prisiminti Fordo mintį apie kontrolę. Na, o Peteris Schiffas putojasi ir rašo, kad Bitcoin pasiekė $100,000 tik nupirkdamas politikus ir iššokdamas į lovą su vyriausybė. Be tikėtino vyriausybės įsikišimo šis etapas niekada nebūtų pasiektas, sako jis. Kas čia per rytinis boomerio priepuolis? Komentaruose skaudžiai jį tarkuoja ir duoda blogiausio finansų prognozuotojo apdovanojimą Twitteryje.
Dar rodo grafika, kad auksas prieš BTC yra all time low ir traukia garsius jo pasisakymus prieš Bitcoiną, kaip pavyzdžiui 2019 metų jo postas, kad BTC niekad nepasieks 100 000. Toliau nepadoriai didelis MicroStrategy portfelis. Po pastarųjų apsipirkimų kompanija jau turi 402 000 oranžinių monetų, kas gaunasi apie 2% nuo visos pasiūlos. Ir jų didžiausias pirkimas 55 000 monetų atrodytų jau stipriai, su per didelė kaina po beveik $98 000. Bet net ir tas pirkimas yra 5% pliuse, kadangi tie 5% yra nuo didžiulės sumos, tai pliusas gaunasi $280 milijonų. Kosmosas. O naujausiam Fox Business interviu Sayloras pasakojo, kokiu būdu Bitcoin gali pasiekti $280 trilijonų market capą iki 2045 metų. Paklausom. First one, right now Bitcoin is $2 trillion. You're saying in 21 years, $280 trillion. How do we get there? What I'm saying is the wealth in the entire world is growing because of innovation, because of technology, but also because of inflation. And people are thinking to sell their Central African real estate to buy Bitcoin, or sell their Siberian natural gas to buy Bitcoin, or sell their Argentine currency to buy Bitcoin. So as people migrate their capital into this global monetary asset, that asset class is going to grow faster than equity, faster than gold, faster than real estate. But also, did I read somewhere that you're saying each Bitcoin would be worth the equivalent of $13 million? Yeah, well, when you crank in the growth rate, which for me, the base case is 29% a year on average for 21 years, that gets you from where we are today to 13 million a coin in the year 2045. All right, so we've... Vat tokios stiprios jo prognozės. Dar vienas legenda Bitcoin istorijai. Visi gerai žinom istoriją, kaip programuotojas išleido 10 000 BTC už 2 picas. Susiradau forume originalų jo postą iš 2010 metų gegužės mėnesio, kuris aprašo savo pasiūlymą. Jis rašo, sumokėsiu 10 000 bitkoinų už porą picų. Gal 2 didelės, kad liktų kitai dienai. Man patinka turėti picos likučių, kurios galėčiau suvalgyti vėliau. Galit pizzą pagaminti pats ir atnešti į mano namus, arba užsakyti ją iš kažkurios tai vietos. Bet aš siekiu, kad už bitkoinus man būtų pristatytas maistas. Dar jis čia parašė, kokių picų norėtų ir kad laukia žinučių iš forumų narių. Kažkas paskaičiavo, kad 10 000 monetų buvo vertos $41. Po kelių dienų tas pats Laslo klausė, kodėl niekas jam dar nenupirko picų. Gal, kad jis per mažai bitkoinų siūlo? Jis rašo, kad nori užfiksuoti tokį momentą, kad už picas sumokėjo bitkoinų. Pagaliau po 4 dienų jis kelia nuotrauką, kad picos jau gautos. Po kelių savaičių jis grįžta į šią temą ir sako, beje tai atviras pasiūlymas, galiu dar iškeisti 10 000 bitkoinų į 2 picas, jei tik turėsiu monetų. Skliaustelėse dar parašo, paprastai jų turiu daug. Jei kas nors susidomėjo, parašykite man. Na, o paskui kaina jau pradėjo skristi. Po poros mėnesių kažkas paskaičiavo, kad 2 picos gaunasi jau $600, o lapkričio mėnesis, kas čia maždaug po 5 mėnesių išeina, jau 2 picos kainavo $2600. Tas Laslo buvo ankstyvasis Bitcoin mineris ir berods pirmasis, kuris pritaikė galingas vaizdo plokštės monetų kasimui. Kažkas atkapstė jo piniginės, kad per pirmus porą mėnesių jis iškasė 35 000 bitkoinų, o vėliau piniginė pakilo iki 80 000 monetų. Dabar suprantu, kad jisai visai nesikrauna, duodamas interviu apie savo išleistus bitkoinus picam. Matyt, turi dar užtektinai pasilikęs. Dar kažkur internete mačiau, kad jis liktais 3 kartus pirko tas picas forume, po 10 000 bitkoinų. Šiai dienai tos picos iš nuotraukos vertos $1 milijardą. Mėnesinės bitcoin kainos lentelė atrodo labai gerai ir lapkritis pasirodė galingai su plus 37%. Gruodis kol kas irgi žalias, tai tikėkime, kad šie metai, kaip ir praeitį, turės tik 3 raudonus mėnesius. BTC kaina jau yra labai aukštai ir atrodytų, kad gal jau laikas išeiti, nors pažiūrėjus į halvingų lentelę, tai esam vis dar pačioj pradžioj. Kas dėsis pavyzdžiui 2044 metais, kai bloko iškasimo premija bus 0,09 BTC.
O gal rimtai Sayloro prognozės išsipildys ir Bitcoin kainuos 8-ženklės sumas? Rizikos daug ir visi suprantam, kad dideli kainų šokinėjimai į abi pusės dar laukia ateityje. Tai tokia būtų šiandieninė greita Bitcoin laidelė. Jei patiko, būtinai spaudžiam laiką. Neprenumeruojančius kanalą kviečiu tai padaryti nedelsiant, nes toliau bus tik įdomiau. Iš manęs bus viskas, iki kito karto ir bye bye.